Tariram, tararam, kad ir kas čia bebūtų. Taigi, kai visada saulelė būtinai turi prašviesti, kad užsidėti sulūžus sakinius. Kogi ne. Dienos kaip dienos galėtų būti ir geros, bet pakankamai blogos. Tai visai neblogai, nes jau kažkaip nusibodo ir geros dienos. Tai jau taip. Žmonės daro visada visokių nesąmonių, nieko jau nepadarysi, taip jau yra kaip yra. Su tais pasakymais tikrai jau nieko gero nėra, kai visada. Žinai, aplinkos pokyčiai po tiek laiko, gal kažką į gerą, laikinai, kodėlgi ne, paskui žiūrėk iš to ir dar kažkas išeina. Kaip žmonės bendrauja ir elgiasi, taip gauna ir atgal. Kodėlgi ne? Tai jau, smagios dienelės, net jei ir nieko smagaus jose nebūtų, gal iš vienos pusės, bet dabar vėl įsivažiuoja nauja pusė, tai visai neblogai. Viskas labai gražu, viskas labai puiku, aišku, apie blogiausią visada galima pagalvoti ir reikia. Naujos pradžios, nauji klausimai, tie patys klausimai, besikartojantis dalykai, jau žinai, jau matai pačių žmonių elgesio ir kitų gyvenimo pasirinkimų, tik nereikia visada perspausti kažko. Galimai galvojimai ir abejonės, kam jų reikia, bet kartais prireikia. Geriau daryti kaip yra, kaip reikia, kaip nereikia, geriau bandyti, negu laukti. Galima biškį ir palaukti, skubėti ir ne visada reikia, kad būtų viskas gražu, nauja ir tikra, kai visada. Bet vis tiek reiktų apkalbėti, apsižiūrėti visą tai prieš pradedant kažką rimčiau. Iki viso to, dar susižiūrėti, susižinoti pilną, ko irgi yra. Kaip nuostabu, kaip puiku, kaip gyvenimas prasideda nauja viltimi ir nauja svajonė, kaip žmonės įsivaizduoja.